Sveiki visi. Šilo mašiniuks. Važiuojam žvejoti po ledinę žūklę. Tai va, ką aš galiu pasakyti apie šitą dalyką. Kai šitas vlogas išeis, manau, nebebus nei ledo, nei šalčio. Nelabai mėgstu aš tą poledinę žūklę, taip pasakius. Turėjau garbės kažkada įlūžti. Tai nelabai koks jausmas. Jeigu turit laiką, galiu papasakoti trumpai, kaip buvo, kol važiuoju pasiimt draugą. Tai va, seniai, nu, kai dar kybo stintos gerai. Draugai paskambina, sako, Rūly, varom stintų gaudyti. Malkų įlankoj, kim žiauriai. Nu, man tada, kas ten buvo, gal 27-28 metai. Gerai, sako, po pietų į darbą varom. Nuvaromės į tą Malkų įlanką, žiūriu, let žvejų ir. O tolumui laivai plaukio, sakau, aš tai nebuvau buvęs, ir sakau, vyrai, kad nelabai man čia patinktas, nieko, vis gerai. Einam, ledu, jaučiu, kai jis lingo po kojom. Sakau, kažkoks, keistas jausmas man yra su tuo ledu. Taip, aš žvejodavau po ledinę žūklę, viskas gerai. Patikdavo, ten karšiai, ešeriai venti, stintos, sanidoj, viskas gerai. Ir sakau, kažkaip tas ledas eini ir kliuk. Nu, nieko, matai, visi žvėjo, nieko neatsitiks, einam. Žiūriu, sėd, bičelis žvejo, vienas atskirai. Pasiėmė peilį. Šmaukšt. Į ledą, įsmeigi. Aš žiūriu, man akis išsprogo. Ir tas pradėjo šaukti, girdit vyrai, neikit, čia prie manęs, sakom, les labai plons. Nu gerai, neikiam, paėm biškį į kitą vietą. Ir sėmiau graštą. Pusę prasukimą, pukšt skylė, eketė. O, nu galvoju, 2-3 būdavo kažkur tai tokie prasukimai gerai. O čia tik pusė prasukimų. Nu nesvarbu, aplinkui žiūrim, visi traukia, kažkaip žinot, vis tiek esam visi žvejai ligoniai, užsimiršti to, bet vis tiek kažkoks neroms užmečio, kelis meškerelis, pradėjai kepti, žiauriai gerai kim. Aš taip, nu, tokia pauzė, sustoju kibims, žiūriu, man vando iki kauliukų. Oi, kas čia dabar? Nu, nesupratau taip greitai. Ir taip eketėse prasidėjo verpetai. Žiūriu, taip paskiau žiūriu, kad man jau tas vando pradėjau dar, nu, iki blauzdų kelti. Aš pakėliau vieną koją, kliurkt į kiaurai. Ir pirma mintis, užsikabinau už ledo, galvoju, nieko čia nei versis nesiversi čia, o versis, ne, pirmas instinktas buvo įsikabinti ir kai įsikabinai, pagalvoju, ačiū Dievui, ne po ledu. Ta prasme, kad nėra srovės, nieks nepanešė. Paėmiau kapanuotis. Pupt, užsikabinau, pasikelti ant ledo. Lūžt. Vieną kartą, antrą kartą. Neatsimenu, kiek tų kartų ten, jeigu realiai, aš jau kapanuojaus. Bet įsikabinau ir galvoju, nu kas dabar bus? Aplink žmonių pilna. Jeigu galvojat, kad kažkas puls gelbėti, tai šitokit labai abejočiau. Gal dabar žmonės pasikeitė laiką įkyti ir padėtų jums. Ir tada draugas prišliaužė kartu, kur buvom žiūrėti, mes buvom 3, vienas daug, ir padavė man graštą. Ačiū Dievui, kad buvo ne peiliai. Matyt, vis tiek blaiviai mąstė draugas ir padavė man rankeną. Būčiau griebęs plikom rankom ir už peilių. Nesvarbu, žinokit. Visiškai buvo vienodai, kad tik užsikabinau aš to grašto, ištempė jis mane, pats jį paėšon, aš jau stotis iškart prie tos skylės norėjau. Tai tada kiti jau pradėjo šaukti, nesistok, sako, pašliaušk.
Sako, biški tenais, nuo tos vietos. Gerai, sako, pašliaužiau kokį 15 metrų. Bijau stoti, 4 stovi. Tiesiog baimė ir atsistoti. Ir, kažkaip vis tiek reiks stoti, niekur nedingsi. Atsistojau, sakau, viskas į krantą, jau kur tu, vis šlaps kiaurai, dar net nežvėjuosi. Draugs, ein rink man meškeris, jis lengvesnis už mane ženkliai, sakau, palik tas meškeris, sakau, nieka man nereikia. Ir suprantat, ir jisai vis tiek surinktas meškeris, ir parbėgau į tą krantą, jis pirmsiai kaip lengvesnis, aš sunkesnis, iš paskos dar vis kombenzons, pristvins vandens. Aš neatsimenu, ant pirštų galvų, kaip aš parėjau, bet buvau toks žiauriai laimingas, kai jau pasiekiau žemę. Ir, parvažiavau namo, žmona dursėti dar nepažino, veids visas papilkėjais. Aš į darbą dar turėjau veiti darbę irgi visi žiūri, kas ir tau rūlį čia sako. Sakau, va taip ir taip, sakau, tokie dalykai, nepasisekė man ta žvejybas ir sakau, viskas. Pradėjau visus, išsipardaviau, išdalinau tų žieminius savo žvejybos reikmenis ir sakiau, viskas, važiuosiu žvejoti, kai bus prieš mane mašin ar tanks pravažiuos. Ir pradėjau pirkinėti žiemą vasarinis, rytas, pinigus ruoštis vasarai. Viskas sakiau. Daugiau niekada aš nevažiuosiu po ledinių žvejybos, bet, kaip sakyt, laikas gydo, tokie išsitrina ir tie atsiminimai nemalonus. Ir po truputį pradėjom žvejoti. Ir su tėvuku nuvažiavom į Nidą ant ledo, kai dar stintų buvo, prigaudėm. Bet jau buvo, kai ledas 15-20 cm. Panašiai kaip toks dabar kaip yra, kai dabar važiuoju ramiai. Jau be tokios baimės ir streso, kad ten įlūžti ar kažkas tai. Ir tai tokios tokelės. Bet vis tiek, žvejyba man po ledinę yra nebe tokia miela tapusi, turai pasakius, laukiu jau atviro vandens. Laukiu žiobrių, lydekų, kai galėsiu su spinigu ar su dugnine pažvejoti. O dabar, kadangi jau nėra jokių šansų kažkur kažką pagauti, tai važiuoju. Čia netoli prie savęs karjeriukai. Man žuvis nereikia, tik tais pamatyti, kad kaip tas sargelis linkteli, balansyras, kaip eketėjai, maskatuojas gal ešeriuks, ar kažkokiet žuveliuks užkips. Ir tikiuosi visą tai jums parodysiu YouTube kanale prie Sendorio TV. Ulis valdo. Susitiksim ant vandens, ant ledo, atsiprašau. Iki malonaus. Ką žiūrim, ką turim iš senų gerų laikų. Avižėlių turim. Jo, šitą jo. O tokia bitutė gera, labai diskoteka. Nežinau, čia man atrodo gal ką Uralačka, kur visi ieško, kurių nebėra pirkti. Mazuroniniai smaigai. Atsimenat, kaip reikėjo smaigus turėti, kai mazuroninis privertė visus. O pirkti jau nebebuvo, nes viskas taigi išpirko. Tai teko darytis patiems. Ir kas čia man? Nesupely dar nieks. Ką aš turiu? Turiu spiningėlį. Turiu balalaiką ten va. Man va su toks sargeliu patinka. Piu. O su šitą kažkada prieš 7 metus Danijai ešerių belė kiek pagavau. Turiu ir balansyrų. Aš žiūrėk, turiu aš visko. Žvejų yra ant ledo.
Turim nuorodą. Ką lendam ant ledo. O, ir žvejų. Reikla ten. Vat, jie. Ten man atrodo, čia įgaut. Ne, ne į tą. Į tą tenais. Ne, biški. Nu, o čia kažkaip kokie žmonės gal. Bus. O, nормально. Куда? О, технологии. Когда мерксит такие. О, 8,5 метра. Пашару atsinešti, pašarą gal atsinešti. Raudelį. Einam biškį toliau. Нормально. Да. Супось. Да. Ir žuvis. Ir žuvis. Gerai. Einu pašaro gal atsinešti. Jaučiu. Einu aš pasiims pašarą. Pašariukas. Kolbata. Varna. Pabandysim. Yra kitas pamesti, pažiūrėsim. Prisikviesim stambesnių kuojų. Čia nusileidams. Ai, man tai. Ką? Gilo 8 metrų. Nu. Nesišlapinsim, nesitervėsim. Jo, va, su šito aš tiek tai išmanau, bet... Ir kur man skylė išgręžiai. Kur man skylė išgręžiai. Kur skylė man išgręžiai. Samtelis. Nu, gal iki kėlė. Samtelis rankų darbo. Kreivai eketė. Sriubos. Vyrė košėm, lošė.
Vaikai valgė, atsilošim. Biškai pradžioj prisikviesti. Daugiau. Dar vakar išgirdau tokį gerą bairį. Sako, mams beria. Taip. Kas čia toks eina? Neblogas. Ešerys ar koja, tik įdomu. Jaučiu, kad koja. Pat. O, koja. Graži. Daili koja. Paleidžiam, ne? Tau reikia? Ką? Porcijai nori? Nu ką, mažėlį, keliausi porcijai. O taip va. Dar vieną būrį užtaikėm. O, kaip smagiai. Sėdai paviršs jausmas. Na. Dar į valų paprašė. O. Nu kas čia? O. Mantė, tu matai. Lydaks. Lydaka. Lydaks. O, tu. O padėsi? Padėk. Opa. Ką čia padėsi? Ateik čia. Opa. O. Lydaks. O, į kraštelį. Viskas. Gerai bus. Kopt. Nu, aš galvoju dabar šią mesiu į kitą eketę. Į kitą eketę einu paleisti. Nu, einu tautą. O, koks gražus zūrykis. Einu į mesiu aš į kitą. Koja didelė. O, čia kažkas va kojytės gaudė. Ir nepaleidom. Ko čia?
Nu. Nu ką, smagu. Nu ką, su toks va. Vargšas palikot. Tai juk reikia mesti atgal į akį. Nesupras aš tokiu. Jeigu jau nepasėjama, tai suprant, ką katins, koks gal su jais ar lapė. Bet, nu, o, einu mes į ten, kur lydeką paleidau. Jo, nu ką padarysi. Gal toks sukilims prasideda. Nu, man, įmetei. Kas ten buvo? Manti. Ešeriukas? Mažiuks ešeriukas. Pavykia gražiai. Nu. Jis smagu traukia. Jo, jis porcijom. Jo. Kojom, porcijom. Ką, reikėtų apsigręžti gal? Nu, neišvyno jums taip pat. Ger. Mes kitą sekmadienį greičiausiai. Mes kopt. O. Yra šerotis, šeršnagis. Чеки. Paša, Manti. Kas tau žiūrės? Nežiūr, kai aš musikuoju, kai pradėjai. Набойдіть. Давай не пись. Verdu košę. Vaikai laukia atsilošę. Sniegam. Darysim jo valiuką. Matiliu. Ne, pagavo. Finišas. Kažkas prisikniso, bet turbūt nelabai stambaus. Labą dieną. O, kažkas neblogo.
Negi vėl lydaks. Mantai. Kažkas neblogo. Greičiausiai. Ant avižėlis. O, jo. O. Ne. O. Vyručiai. Vyručiai. O čia tai brūiš. Nu jau tokia senai be man. Oi, bra. Apkibus siurbelėm. O, bet tai graži. Eik tu savo. O kad tokias skirti. Nu Čia jo. Nidoj, to jų ventės raketą kūrė tai pagauti. Nu šaunuolis. Taip, O čia tai atsargiai. jo. Kelias. Jo. Tuoj. Jo, pašaras gal suveikia. O čia tai jo. Čia daugiau kaip pusę kilo. Nu jo. Bet kokių čia yra, matai? Nu, aš matai pasišėriau. Nu. O kokias akis gražiai. Na. Nu šaunuolis. Jo. Čia prie kelio, kur yra, nematėm žmonių sėdi. Ne, nematėm. Opa. Nori tau porciją breik? Jo, jei kas paleisim paskiau. O, kaifas. Nu, po vieną tokią nevaikšto. Pašarą. Į lūpą. Epa. Opa. Tam graži, bet tai iš rulis val. Bet, Manti, nežiūr. Iš pačių tai kop taip, puk nieko taip, jo taip kop, iš taip kop, gau lydeką. Opa, super, duper. Nu, sunkiai, belė kur tokia sunkiai pagaut dabar. Mano šitas jau kažkada išgelbėjęs. Nu, dabar ateis mums čia su vaikais. Vėl tą nemaloniausią darbą. Kaip aš nemėgstu tą matilių dėti. Reiks be masalinis. Pradėti proguoti. Jo, pašaras aš įtariu suveikia. Jeigu tokia jau apkibus visą siurbelėm, tai užsimanė matiliuko. Nu ką. Nu, gali. Taip. Fotosesija. Pasuk telefoną. Va. Nu ką. A? Gerai. O. Opa, nu ką, pagalvojom, kad nėra tų stintų ir nereikia tų porcijų. O jūs mano zuikiai privalot gyventi. Tai va. Nu ką jie.
Nuspaudai? Davai. Nereik. Taip įgerti? Nu, į jūsų sveikatą. O, kaip pamiršau tą skonį ant ledo arbatos. Geras dalykas. Ten irgi žmonių dar yra. Bet mums jau 3 žuvės normalios. Nu, dar ešeriuką noris pagauti, tokį rimtesnį. O, citrina? Su citrina? Дай тau citriną. Ai, medaus citrina. Kol Mantas blaškosi, ieškodamas ešerio, aš ramiai pagavęs kojas, lydeką, džiaugiuosi gerų oro, saugių ledų ir žvejybą. Rankos dar tokios sumedėjusios, reikia prisiminti viską, kaip žvejoti, kaip virpinti, bet pajutau tokį tokį babūnę, tokį sėdį. Tada matot, kai lydeką pagauni, tai nežinai, kas ten gali būti užkibę. Lemba, bet taip norėtųsi ešerį dar. Nu, dar turim laiko dar. Valės ešerių tikrai čia yra. Tik tais galva tos saulėtas dangus man pinasi protą. Žvejų ten irgi jau mažėja. Bet viltis dar gyva. Šiuolaikinis technologijos. Nu į ką? Rodo, ne? Nu ir to žuvis. Ir. Na, labai kaip tik nori. Taip ir rodo. Ir Oho, pastavęs. Tu iš vis ten pastavęs? Kosmosas. Tik kad nenori. Gal, man, avižėlės spalvą gal reikia keisti. Tokia dabar tyla po kelių kojų. Ten, nežinau, turėtų matytis vaga kažkokia, matyti, šiltas srovė praeina. Kad ir to šalčio pakankamai. Bet vis tiek ir tam tikrų vietų, kur dar yra, įtariu nelabai. Nes va, kelios pėdelės, bet nei vienos skylės ten toliau nėra. Visi paliko kraštį. Čia normalus lets. Ką, pagavai, ne? Mažiuką. Tai va. Einu dabar jau su balansyru pažaisiu. Atsibodo, man vis tiek spinningą reikia. Kur čia, kokie čia tie?
Neužšalus. Užšalus. Vietos jau užšalus. O, čia trūkims. Grinai. Nu jo. Baigiam jau žvejybą. Važiuojam Numei. Ir visai nebloga ta žvejyba. Čia va mašinų dar pilna. Gal net ten reikia žvejoti mums. Bet labai smagiai, kad netoli. Viskas. Ką norėjom pagauti ešerių. Ešerių nepagavom didelių. Pagavom kelis mažiukus. Šeršnagėlius. Na, bet kuojų tai pagavom. Gražių. Tai va. Jeigu jau šitą vlogą pažiūrėjai iki galo, tai gali paspausti ir tą like, ir tą subscribe, tą kampelį. Ir ne tau sakau, žmonį rašiau. Tai va. Like, subscribe. Niek jums tai nekainuoja. O kad žmonių daugiau matys, bus ir man maloniau. Ir galėsim pabendrauti komentaruose. Jeigu kažkas tai patiko, nepatiko. Rašykite komentarus, pabendrausim.